Savo laukų melioracijos sistemų būklę pagerinti norintys žemdirbiai nuo vasario pradžios gali teikti paraiškas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytai paramai gauti pagal programos antros krypties priemonę pelno nesiekiančios investicijos. Parama skiriama magistralinių melioracijos griovių tvarkymui, o numatytas paramos intensyvumas 100%. Tai būtų valstybės lėšom tvarkoma ar pats ūkininkas savais pinigais, tai pirmiausia turi pradėti tvarkyti nuo griovio, nes jeigu griovys nefunkcionuoja arba prastai funkcionuoja, užstatytas bebrų užtvankom, tai žiotis po vandeniu ir praktiškai jos neveikia. Parama numatyta medžių, krūmų ir kitos augmenijos pašalinimui iš griovio dugno ir nuo griovio šlaitų. Taip pat remiami drenažo rinktuvų žiočių bei pralaidų valymo darbai. Dalyvaudamas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės pelno nesiekiančios investicijos įgyvendinime, pareiškėjas įsipareigoja sutvarkyti abu jo žinioje esančio melioracijos griovio šlaitus. Vientisa tvarkomo griovio atkarpa turi būti netrumpesnė kaip 300 metrų, o bendras pareiškėjo tvarkomų griovių ilgis ne mažesnis kaip 1 kilometras. Be to, gavus paramą melioracijos griovio sutvarkymui, pareiškėjų reikės ne mažiau kaip 5 metus jį prižiūrėti. Už šią priežiūrą pareiškėjas kasmet galės gauti išmoką, kurios dydis 517,5 litų už hektarą. Mes gyvenam tokiai šaly, kur yra drėgmės perteklis. Jeigu jis nebus nuleidžiamas, tai ko mes po pelkynus tada ryžius auginsime. Nes šiek tiek daug lėšų įdėtos yra tarp tų griovių ir jos užleisti, nelabai kas gaunasi. Kai prižiūrėm ir savo mašinas, ir namus, ir viską save prižiūrėm, tai turim prižiūrėti ir tą lauką. Melioracijos griovių tvarkymui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę pelno nesiekiančios investicijos, tas pats pareiškėjas gali pateikti ir kelias paraiškas. Svarbu, kad bendra paramos suma vienam pareiškėjui neviršytų 50 000 litų. Projekto vertė nustatoma pagal sąmatą, todėl ūkininkams netaikomi viešųjų pirkimų reikalavimai. Darbus jie gali atlikti patys arba samdytis pasirinktus rangovus. Ateina ūkininkas ir prašau, kad atsineštų žemės nuosavybės dokumentus. Pagal jos turimus dokumentus mes pasidarom planus prie 2000 mastelių, sužymim drenažo žiotis, susipiketuojam ir nuvažiavę į vietą paskaičiuojam sąmatą. Ir dar užpildom paraišką, tai tik tai ūkininkui belieka ją nuvežti. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę pelno nesiekiančios investicijos pirmą kartą buvo renkamos 2012 metais. Priemonės įgyvendinimui, kaip ir šiemet, buvo skirta 10 milijonų litų. Pernai buvo gautos 374 paraiškos, kuriuose prašoma paramos suma daugiau nei 9,5 milijono litų.